ir man tas atneša dienos šviesą. Jo, dar čia neišsirinkom, nepasidarėm tų žibintų, bet dar nelabai čia reikia. Aišku, kartais išsisukam su šio pagalbininku. Toj parodysiu, ką mes čia darysim. Tai žodžiu, turim klasiką. Klasikas atvažiavo su problem. Įlenkė bamperį. Ir dar tokia istorija, kad įlenkė bamperį technikinėje. Kitas automobilis nuriedėjo ir atsitrenkė jį. Tai žodžiu, einam su Irmantu nusimti bamperį, įsivertinsim situaciją. Galbūt bamperis paprastuoju būdu pasišildys ir grįš atgal į savo vietą, jei ne. Ir bus daugiau reikalų, tada pirksime kitą. Bet aš kol kas matau, kad šitas bamperis tvarkomas tas pats, tikrai nėra reikalo mėtyti pinigų. Ir dar turime gale įlenkimą mažą, tai bandysime ir jį sutvarkyti. Bet šitą tvarkys kėbulininkas ir dažytojas tuo pačiu. Tai kimbam į darbus, kimbam. Taip, tai nusiėmėm bamperį. Jau su ranka pavyko atstumti, nieko tokio blogo nėra. Patys dabar pašildysim ir liks dažytojui. Bei čia viena auselė atlenkta. Bet čia nieko blogo, lygiai taip pat pašildysim, atsistos viskas atgal. Tai ką, imam, šildom. Bamperis sutvarkytas. Liko dažytojui veiklos, bet čia buvo europinių numerių skylės, tai jos susitvarkys nebebus. Tuo pačiu bus viskas padaryta puikiai. O ramas be bamperio nebe toks ir agresyvus. Irmantas ardo galinį bamperį. Einu aš jam padėti ir bandom žiūrėti, kaip čia gausis. Bamperiukas nuimtas, dabar liko išardyti plastiką. Labas rytas. Tai einame prie projektėlio naujo. Ne šitas, ne. Ir ne šitas. O šitas. Labai neblogas smūgis. Nepataikė į lonžironą prie pat. Ana aišku sugrūdo, bet gal nieko tokio. Standartiškai priekinis smūgis trečiukui abu ragai nulenkti, bet nedaug, nieko tokio blogo. Turim Bakem 8 motoriuką, labai smagus ir tikrai užtenka kasdienai. Taip, tai kas žiūrit ir galbūt ieškot savo tokio automobiliuko, tai prašom rašykit iš Kanados 70 000 kilometrų. Visai geras. Bus sudėtas M paketas, M performance apdailom. Standartiškai ratai geresni bus. Nebent jums tinka Sportline'as ir jūs norit tokio kaip yra už geresnę kainą, tai taip pat galima informuoti mus. O mes dabar su Irmantu kimbam į darbus, išsardom, padarom samatą, ko jam reikia ir bandysime įveikti per jais detalėm, nes nestriksim savaitę darbą. Gal 2, nes tikrai vis tiek kažkur reikės palaukti. Dažymas, detalės viena kita kažkur ilgiau keliaus. Tai va.
Taip, tai dar vienas update'as tiesiog. Dabar parodėm 2 mašinas, kurias tvarkiam, tai dar yra 3. Tai čia jau matyta Kia, kažkur vis tiek buvom įmetę, tai jau beveik sutvarkyta, tai liko ten gal diržų saktis tvarkyti, ar smulkmenos kažkokios, kad šią savaitę gaunam ir visiškai pabaigtas bus projektas. Tai galėjot parodyti truputį, kaip nusidažė, kaip kas pasidarė. Tai visiškai nauja Kia, buvo labai menkas mušimas, tai vienas iš tų projektų, kur nerodom, realiai tiesiog padarom, sutvarkom. Tai nauji radiatoriai, viskas. Pats mušimas labai nedidelis buvo ir nelabai daug ką čia daryti reikėjo, bet automobilio pats principas toks biški įdomesnis, kad vis tiek teko ją visą išardyti. Matos. Čia ardė realiai dėl airbagų ar dėl sakčių, kurios visos užsikerta, man atrodo. Tiksliai nepamenu, nes ne aš tvarkau, bet toks niuansas, kad visą saloną reikėjo vis tiek paleisti. Tai bet buvo slenkstis truputį įdaužtas, bet čia viskas paviršutinis buvo mušimas, tai viskas ledas susitvarkė. Naujai, gražiai. Tai dar vienas projektas, kurio nematot, bet pasidaro. Tiesiog toks lengvas update'as, kad dar viena mašina eina į pabaigą. O šitas, tai vakar videkas įkrito. Čia paspausti jį pasižiūrėti, apie šį gražuolį 4. Daug update'o nerodysiu, nes pamatysit. Bus konkrečiai apie šį automobilį kitas videkas. Nes čia įdomiau gavosi, negu galvojom, tai bet jau ant savo ratų ir visą kitą. Tai irgi viskas juda. Tokie reikalai, 3 automobiliai papildomai per savaitę pasidarė kažkiek tai reikalų. Ir aš dabar sėdžiu ir tiesiog montuoju šitą video. Tai buvo, kas klausėte dėl patalpų, tai ar nuomojamės, ar čia mūsų, ar kaip čia kas. Tai nuomojamės tiesiog, čia ne mūsų jos, tai tiesiog pasisekė mum ir tiek. Bandau dabar pasižiūrėti, gal dar kažkokių klausimų esat uždavę, kurių neatsakėme. Vieną atsimenu, tai apie test drive'us. Visa mintis test drive'ų rubrikos mūsų norėčiau paminėti, kad yra labiau emocija perteikti automobilio, o ne jo skaičius. Tiesiog koks jausmas su juo važiuoti. Neturiu omenyje, kaip jis traukia ar panašiai. Faktas, to per video neperteiksi, nebent ten rodysim spidometrą ir panašiai, bet vis tiek jūs to nepajausit. Savotiškas dalykas. Mes norim labiau perteikti koks jausmas važiuoti su juo. Tiesiog. Iš mano pusės, ar tenai maloniai jautiesi, ar ten, kaip esu pasakojęs, Toyota vaibas yra, kad tiesiog sėdi patikima mašina ir tiek, jokių ten džiaugsmo akimirkų su jai nebus, tiesiog yra vaibas į ją įlipus. Tai visas principas šios rubrikos mūsų, manau, ir yra tas, nes aš kiek esu pastebėjęs, tai niekas tokių dalykų nepasakoja. Pliusai, minusai, tai jeigu yra kažkokių įdomesnių dalykų, tai parodysim, kaip ir Ramo, visą saloną realiai parodėm, nes tikrai yra tenai daugiau neįprastų dalykų negu kituose automobiliuose, tai tiesiog norėjom tikrai parodyti tą. Bet daugiau, kad ir Kajano ar to BMW Antoro F31 ten eilinės realiai mašinos, jos realiai tik dizainas skiriasi, bet realiai principas ir ten visi kiti dalykai, tai tas pats realiai. Ten nieko super duper ypatingo nėra. Aš asmeniškai nematau, ką ten parodyti, ten tokio, kad ten tiesiog tempti gumą to videko. Tai aš tiesiog matau, kad mažiau kas kalba apie patį jausmą su ją važiuoti, tai norėjom tokią rubriką padaryti. Biškai išskirtinesnė, o kad nepasako tenai kiek kilovatų ar panašiai, ką galima ir taip paguglinti. Čia, kad suprastumėt, apie ką tas video tiesiog, kad kaip pasakyti, jūs teisingai žiūrėkit jį, o ne galvokit, kad čia tas drive'as, čia review, čia peržiūrą darom, lyginam, panašiai. Ne,
Čia realiai labiau for fun. Mano perspektyva parodyti, ką aš jaučiu važiuodamas su tuo auto. Ar Tadas jaučia. Čia nėra skirtumo, bet kas vairuoja tą akimirką, tą mašiną. Tai tiesiog koks vaibelis. Aš iš komentarų, kiek supratau, jūs per daug rimtai taip pasižiūrėjote. Ne to gal tikitės, nes jūs gal žiūrit šitą video, kaip sakau, kaip review, kad čia aš ir kilovatus, ir newtonus, ir ten pavadinimą variklio, visą kitą, ten viską nupasakosiu ir kainą. Ne, tipo ne apie tai mes darom tiesiog. Tai gal mes čia kalti, kad neišsireiškim apie ką šitą visą rubriką, bet tiesiog dabar norėjau pasiaiškinti ir tiek, kad suprastume viens kitą. Galim parodyti tos skaičius tiesiog, bet iš mano patirties, tai kuo toliau ir daugiau tų mašinų pavairuoju, tai tie skaičiai tai realiai nublanksta iš tikrųjų, nes žinau variantą, kur ten su 1.7 varikliuku turbavu ir važiuoja kaip Carrera nuo 0 iki 100. Tai tas variklis, jeigu aš pasakysiu, ten net 1.8 nėra turbasai, bet pasakysiu, kad 1.8 jūs iškart nurašysit, kad šūdas, nes tik 170, ten 7 gal kilovatai, šūdas. Bet kadangi lengva ir tas anas, tai jinai geriau važiuoja vos ne už Carrerą. Ten, tai tie skaičiai, sakau, kartais apgaulingi labai. Tai kaip yra vienas žmogus man pasakęs, ne tai, kad pažįstamas ar kas ten, aš ten nelabai pažinau jį, kad ne ant skaičių važiuoji. Tai tą supratau, kai daugiau automobilių patestau, nes kiekvienas automobilis savaip tos skaičius perteikia. Tai nežinau. Gal vienintelį skaičiai, kuriuos galėčiau gal labiau šitam videke parodyti, gal kuro sąnaudos, mano nuomonė, nes labai mažai kas apie tai kalba. Kokia tai realybė, nes ką deklaruoja, tai visada būna realybė didesnė. Tai gal šitą tik tai aš gal norėčiau parodyti labiau, bet šiaip all in all, tai jo, principas toks, kad tiesiog norim parodyti, kokią emociją važinė su juo mieste ir šiaip parodyti patį automobilį, kaip jisai atrodo mieste ir visą kitą, todėl ir rolling shotai yra ir taip toliau. Bet nenorim daryti paskaitos su brošiūra, sėdėti ir skaityti tiesiog, kiek arklio turi, kiek newtonų, nes tiesiog perdėtas dalykas, mano nuomonė. Realiai naujausia M5, vėlgi BMW, bet toks nesenai pastebėtas dalykas, tai kad jinai ir galingesnė, žiauriai, bet jinai realiai taip pat važiuoja kaip senas modelis. Net kilovatų nepasakysiu, bet arklių yra, man atrodo, ten 200 ar 300 daugiau netgi, bet važiuoja visiškai taip pat. Tai, sakau, ne ant skaičių važiuoji realiai, o kaip pati mašina perteikia tą galią ir taip toliau, tai toks čia mano nuomonės išsireiškimas tiesiog būtų. Bet jo, sakau, jeigu norit labai ir trūksta jums visų tų skaičių, galim pasakyti, nesunku, bet aš nematau labai, kad jie svarbus būtų, tai sorry dėl to, tai todėl nelabai ir pasakodavau. Norėjom parodyti, apie ką kiti nekalba, norim tiesiog išsiskirti ir tiek. Man pačiam, kai review auto žiūriu, tai man net mažiau įdomu yra žiūrėti, kur ten, tarkim, draguoja su juo. Tai dragą noriu pasižiūrėti ant kiek greitesnė, tiesiog už kitą mašiną palyginti, su kuria, tarkim, esu važiavęs, tas įdomu būna. Bet labiau man review patinka tie, kur iki smulkmenų parodo ten daug demūro, karvau, tarkim, review, kur ir tą patį netgi vadinamą bardačioką atidaro, parodo kokį dydžią, man tokie yra įdomesni. Tai nežinau, gal dėl to mes irgi tą kitą stilistiką labiau pasirinkom, negu kad važiuoti mieste ir lakstyti ir rodyti, kaip ten draguoja ir kiek kilovatų ir visą kitą. Tai, tiesiog tokį biškį norėjom padaryti. Bet vėlgi, čia dar tik pradžia, tai žiūrėsim, kaip išsirutuliuos, gal progresuosim taip, kad reikia ir gal reikia į trasą kokią nusivežti įdomesnį automobilį, ar ten jau, jeigu jau džipas, ten gal ir off-roadą labiau patestuoti, ar šaldytuvą kokį įkišti į tą mašiną. Sakau, čia mes dar, pati pradžia mes dar realiai, tai už
3 dienų bus 2 mėnesiai, kaip keliam YouTube videkus. Tai va, tai... Tai mums dar čia pati pradžia. Dar gaudom savo stilių, viską ir bildus bandom atsigaudyti, kad būtų geriau ir tas anas, ir pasakojimai geresni būtų. Tai jo, čia viskas work in progress. Tai, smagu, kad laikinat, followinat, gal ir dalinatės, tai žiauriai džiugu. Jo. Tai nenorim pyktis nieko, čia aš tiesiog pasakiau, kad pasiaiškinau, kokia test drive videkų prasmė. Šiandien yra sekmadienis, jūs video pamatysit rytoj, tai manau einu pabaigsiu dabar montuoti, ką čia prikalbėjau aš jum ir čia ir baigiam video. Per šią savaitę tą, ką pamatėt, tai vat, už kadro tiek ir spėjom pasidaryti tiesiog. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot, laikinam, sharinam, subscribinam ir iki kito videko. Gerai, iki.